Nu va, čia matome iš arčiau tą liniją visą. Tai ką, einame sustojimą. Važiuosim toliau. Nu va, matom, privažiavo kažkoks tai žalias. Bet dar mes nenusipirkom va čia bilieto. Tai dar negalim važiuoti. Kol kas. A taip viskas naujai sustojimai, viskas nauja. Bėgiai nauja. Ko jis nevažiuoja. Ar čia bandomasis koks nors. Kažkas tokio. Greičiausia. Nes kažkodėl jis nevažiuoja. Ai, va, išvažiuoja. Nu ką, einam, bandom nusipirkti bilietą. Išmoko jau važiuoti. Išmoko važiuoti, nu tai mokinasi, matai važinėti. Mokinasi, nu ką, perkam bilietą ir važiuosim. Kažkoks privažiuoja, bandom važinėti. Yra žmogiukų ar nėra čia? Ar čia be žmogiukų? Gal mums netidarys durų, ne? Atidarys duris ar ne? Ar jisai nevažiuojantis čia? Važiuoja. Kažkur važiuosim. Einam. Nieka nėra žmonių, nes jie mokinas važinėtis tik tais. Kai kurie. Bandomieji. Sėsk čia va. Sėsk beli kur. Čia. Tėti, čia daug. Daugumų, nu bet tai matai, nieks nevažiuoja. Tik tais mes keliai. Nu, tik mes važinėjam. Mes vieni keleiviai. Nes jie čia bando važiuoti, tais dar. Bandomieji tramvajai. Tėti, šitas išmoko važiuoti. Išmoko, nes greit varo? Aha. Aha, nu gali būti. Ir rodo. Ai, va, rašo sustojimą. Nu tai gerai tada. Kažkur pakliūsim, vis tiek man atrodo. Turėtumėm kažkur pakliūti, kažkur nuvažiuoti. Žiūri pro langą. Nufūra. Nu ką, biškį pasivažinėjom. Nedaug. Dar trumpas tik tai maršrutas čia. Dar tik tai bandomieji čia važiavimai, tai praktiškai be žmonių važiavom. Kol kas trumpais maršrutais tik tais važiuoja, tai niek... O, čia ir kiti traukiniai matos. Tai dabar eisim dar su traukiniais gal pasivažinėsim, nes tas jau viskas išvažiavo. Labai trumpi maršrutai, bandomieji dar kažkokie, tai čia vos nebe žmonių važiuoja. Nu, buvo kažkas įlypo biškį, bet šiaip tai. Tai va, tiek ir te pamatėm čia nais. O čia kaip daug važiuoja traukinių. Čia 2 aukštų šiek važiuoja. Ką, einam prie traukinių pasižiūrėti tada. Trumpai čia pavažiavom kažkaip. Čia nelysim. Kaip čia praeiti? Na, einam, rasim kažkaip praėjimą. Ah, ne, čia einu, es raidytė, tai po žemynė bėrėgi. Biškį nusigribavom. Ai, ne, žiūrėk, jis užsisuko ir toliau nuvažiavo. Nes ne, čia tik tai sustojimas buvo. Tėti. Lauksim kito tada, reiškia. Tėti, Ne, čia nuvažiavom. Nu va, pabuvom biškį stoty, pasižiūrėjom traukinių.
prie mūsų nesustoja. Ten sustojimas pasirodo. Matai? Nu ką, einame, tramvajais, važiuojam namo. Čia jau gali. Nu parodyk, jeigu į traukinių stotį turim persėsti, į kur turim, kur pažymėtos traukinių stotis. Va čia, va čia, va čia, va čia, va čia. O kiek daug ir va traukinių čia. staty. Tai mes arčiausiai šitos, tai va į šitą varysim. Ir viskas. Tai ką, pasivažinėjom su tramvajais. Kas įdomiausia, tokie bėgiai dabar šiuolaikiniai rimtus daro bėgius. Galim sakyti, kaip į normalių traukinių, tai tokio pat dydžio, pločio. Nu, plotis tai nežinau, dėl pločio nepasakys, bet dydis tai tikrai jau ne maži metaliukai kažkokie tai. Tai va tiek šį kartą apie tramvajus. Sužinojom, kad jie testuojami, pradeda veikti. Tai kodėl nepabandžius pasivažinėti? Tai va ir pasivažinėjom.